Platono dialogas valstybėje dažnai suvokiamas kaip pagrindinis Platono kūrinys. Ir dauguma šiuolaikinių skaitytojų būtent šį dialogą suvokia, įvardija kaip centrinį viso Platono tekstų masyvo kūrinį. Šiuolaikiniam žmogui be jokios abejonės valstybė daro didžiausią įspūdį dėl to, kad pats kūrinys yra meninė prasme, ko gero, pats įspūdingiausias. Arba turi tik tai vieną kitą konkurentą tarp kitų Platono tekstų. Ir būdamas antras pagal apimtį, savyje aprėpia labai didelį filosofinių klausimų lauką, labai plačią klausimų aibę. Tai toks labai įvairoviškas visom prasmėm, labai sodrus, labai turtingas. Ir geriausiai reprezentuoja ir vidurinį Platono kūrybos laikotarpį, ir tam tikrą prasme labai gerai atstovauja visai Platono filosofijos visumai. Valstybėje tema yra teisingumas ir klausimas, kas yra teisingumas, esti dikaiosune, yra tas centrinis klausimas. Ir politinė problematika atsiranda tarsi netikėtai ir ne iš karto. Jinai atsiranda kaip bandymas įsižiūrėti stambesniu masteliu arba kitu planu. Taip, kad geriau atsivertų tai, kas matom, tai, kas bandoma įžvelgti. Ir tam, kad būtų tinkamai mąstoma apie teisingumą, reikia suvokti teisingumo kaip vienos iš 4 kardinalių graikų dorybių arba šaunumų aretai vietą tarp kitų dorybių arba šaunumų. Ir jos buvo išmintis, narsa, teisingumas ir nuosaikumas. Tai Sofija, Andrėja, dikaiosune ir sofrosune. Tai va, dikaiosune čia būtų teisingumas. Viena iš 4 dorybių. Teisingumas reiškia valstybės kontekste ne šiaip paprastą teisingumą, kokio nors, sakytume, teisinio klausimo perspektyvų kontekste. Kaip čia mums teisingai pasielgti, vienu ar kitu atveju, bet reiškia gerokai fundamentalesnį dalyką, reiškia siekį subalansuoti tuos skirtingus žmogiškuosius impulsus, kuriuos mes matome žmogaus psichinėje struktūroje. Ir dabar tam, kad mes tinkamai suvoktume teisingumo vietą kitų dorybių kontekste, turime apskritai įsižiūrėti žmogaus sielą. Ir tam, kad ta siela geriau atsivertų, reikia pakeisti žiūros kampą ir patį mastelį. Ir Platonas remiasi mintimi, kad tai, ką turime valstybėje, yra atspindys to, ką mes turime žmogaus sieloje. Ir čia verta dar kaip įdomų dalyką pasakyti, kad Platono valstybės, ten tos vėlesnės knygos nuo 8, taip maždaug pradedant ir toliau, gali būti laikomos kaip Freudo psichoanalizės, tam tikra anticipacija, nes Platonas parodo, kaip žmogų veikia neįsisąmoninti motyvai, kad jį veikia ne tik tai, ką jis suvokia, ką racionaliai apmąsto ir ką suvokia, bet tam tikri pasąmoniniai impulsai. Nes Platonas pasako netgi tokius dalykus, kad yra tam tikrų patirčių, privačių vidinių patirčių, susijusių su sapnais ir panašiai, kurių žmogus net nenorėtų kitiem pasakyti. Tai matome, kad tas įsimąstymas į žmogaus psichiką atveda prie įžvalgų, kurios anticipuoja jau gerokai vėlesnės teorijas. O šiaip Freudas labai domėjosi Platono filosofija, čia nėra atsitiktinė sąsaja. Ir tada matome, kad mąstymas apie etiką, apie politiką ir psichiką
yra labai susiję dalykai. Ir čia Platonas, kaip ir kitose savo tekstuose, genialiai sugeba sujungti skirtingus filosofinės analizės kontekstus ir sakytume, teminius tokius laukus, teminės sritis – ontologinė, etinė, politinė, psichologinė. Dar taip pat etinė ir politinė prasme svarbus niuansas yra tas, kad Platonas parodo, jog politikos negalima atsieti nuo etikos ir psichologijos ar apskritai metafizinių, ontologinių dalykų, kaip įprasta daryti moderniųjų laikų politinėje filosofijoje, nes šiuolaikinėje epochoje dažnai manoma, kad politikos klausimai gali būti sprendžiami taip, kaip panašus klausimai sprendžiami kitose žinijos srityse. Kitaip tariant, tam tikrų specifinių būdų, dažnai technologinių būdų. Tai kitaip sakant, politikos kaip gyvos ir autentiškos kultivavimą dažnai pakeičia politinės technologijos. Ir tada, jeigu tu manai, kad įvairios politinės technologijos gali išspręsti politikos klausimus, tai tada nereikia brėžti jungties tarp to, kas vyksta politikoje ir to, kas vyksta etikoje. Nes jeigu tu valdai situaciją technologiškai, tai visiškai nesvarbu, kokia yra moralinė kokybė piliečių, kurie tą valstybę sudarys. Jie gali būti niekšai etinė prasme, bet valstybė bus politinė prasme labai tobula ir labai efektyvi, nes mes remsimės nuostatą, kad galima kažkokiamis gudriomis technologinėmis procedūromis tą tobulą sistemos veikimą užtikrinti. Tai Platonas būtent šituo principu nesiremia, jisai mano, kad yra tiesioginė priklausomybė. Tam, kad sukurtum tinkamą valstybę, reikia sukurti moralų asmenį. Tai dėl to etikos dalykai ir politikos dalykai labai yra tiesiogiai susiję.